Labadiena, vartų pultelis vėl su jumis. Norėtume šiandieną apžvelgti tokią situaciją, kai reikia suderinti visiškai skirtingų sistemų vartų pultelius į vieną pultelį. Deja, kartais sistemos būna tokios skirtingos, kad į vieną pultelį juos sudėti būtų gana sudėtinga, nors teorinė galimybė yra, bet praktikoje tokie pulteliai veikia nekorektiškai ir neteisingai. Todėl tokiais atvejais galime pasiūlyti jums pasistatyti suderinimo plokštę arba suderinimo imtuvą, kuris suderins dvi skirtingas sistemas ir jums reikės naudoti mažiau pultelių. Šiuo atveju turėjome užklausą iš kliento, ar galime suderinti BFT vartų pultelį ir Euro HMA vartų pultelį į vieną. Tai mūsų atsakymas būtų toks, kad taip galime per suderinimo plokštę. Jeigu pasižiūrėsime, dabar mūsų BFT pultelio mygtukas neveikia ir Euro pultelio mygtukas neveikia, nes nešviečia mūsų švieselės. Pririšimo procedūra į suderinimo imtuvą yra labai paprasta. Tiesiog spaudžiame mygtuką pririšimui, supypsi, spaudžiame mygtuką, kurį norime pririšti ir laukiame, kol imtuvas sudainuos savo dainelę, reiškiančią, jog mygtukas yra pririštas. Patikrinkime, ar mygtukas prisirišo. Taip, šviesos užsidega, mygtukas pririštas. Dabar pasižiūrėkime, ar Euro pultelis veikia. Taigi neveikia, reikia vėl pakartoti procedūrą. Paspaudžiame ir spaudžiame mygtuką, kurį norime pririšti. Dabar šiek tiek palauksime. Patikrinkime, ar Euro pultelis veikia. Veikia. Tai reiškia, kad pasistačius šį imtuvą prie kurios nors vartų automatikos galėsime atidarinėti vartų automatikas, abi vartų automatikas vienu pulteliu. Tai tiesiog reikės pririšti mygtuką prie šio imtuvo. Kainos požiūriu iš tikrųjų labai geras sprendimas, todėl kad kainuoja nebrangiai, o jeigu reikės jums tokio sprendimo, prašome kreiptis. Ačiū, kad žiūrėjote.